Šis video yra tiems, kurie nori išlipti iš savo galvos ir kokybiškai atsipalaiduoti. Ar jums tai būna, jo galvoje vyksta visiškas minčių triukšmas ir chaosas? Tu nuolatos nerimauji ir galvoji apie ateitį, ar pavyks rytoj susimokėti tas skolas? Tu nuolatos nerimauji ir galvoji apie praeitį, ar nepraleidau tos vakar buvusios galimybės? Ir toksai jautiesi pastovus savo minčių įkaitas ir amžinam triukšme. Jeigu taip, tai paprastas pratimas, kuris tau padės iš to išlipti. Taigi, išties savo kairį delną ir sutelk jausmą, pajausk savo mažąjį pirštelį. Tada pajausk sekančius pirštelius, pajausk savo delną. Įsivaizduok savo delne esantį kamuoliuką. Dabar vaizduotės pagalba įsivaizduok, kad šitas kamuoliukas kyla tavo ranka link peties ir jausk, kaip jisai kyla. Dabar pajausk kairį petį. Štai, jeigu pastebėjai tą akimirką, kol tu buvai susitelkęs į savo pojūčius, tavo mintis buvo sustojus. Jeigu bent akimirkai tau pavyko tai pastebėti ir pajausti, išsisaugok šį video ir savarankiškai tyrinėk šios pojūtį. Jeigu nori gilesnės praktikos, parašyk komentaras atsipalaidavimas ir tau atsiųsiu nuorodą.